Tai labą vakarą, jau tikrai vakarą. Pirmą kartą turbūt taip vėlai pranešimą skaitau per savo karjerą. Tai šiandien truputį pabandysiu supažindinti su dirbtiniais neuroniniais tinklais ir kaip visą tai pasileisti, kaip bebūtų keistai gal skambėtų su PHP, nes dažniausiai viskas su kitom kalbom šitoje srityje daroma, bet pasirodo visą tai manoma ir su PHP padaryti, ir jeigu nesate dar su to susidūrę, kaip ir aš, tik tai pradėjau labai nesenai to domėtis, tai tikrai yra paprasčiau tai padaryti naudojant tą kalbą, su kuria kasdien programuojat, o net pasimti kažkokį Python ar C ir ten bandyti ar mokyti sintaksis ir panašiai. Trumpai apie mane, tai Darius Leskauskas esu, Darles, taip žinomas internete, dirbu ITO kompanijai prie produkto Tasker, taip pat PHP bendruomenėje esu gan aktyvus narys, tai žodžiu dalyvauti visoje veikloje ir bandau savo žinias perteikti kolegoms. Tai tiek apie mane, o visų pirma, tai galbūt pradėsiu nuo to, kas yra neuronas. Neuronas tas, kuris egzistuoja pas mus smegenyse, kaip viena iš smegenų sudedamųjų dalių. Tai vienam straipsniui perskaičiau, kad nereiktų maišyti tų dirbtinių neuronų su tais, kurie egzistuoja pas mus smegenyse, nes realiai mes vis dar nežinom, kaip visą tai veikia. Ir dirbtiniai neuronai interpretuojami per vieną prizmę, tai reiškia, kad duomenys saugomi labai maži pačiam branduolyje, o visa kita yra per susijusius neuronus, kai informacija vaikšto iš vieno į kitą. Bet realiai tikriausiai mūsų smegenys veikia kitaip, tai reiškia, kad daug informacijos yra kaip tik saugoma tam branduolyje, o tie duomenys tik tai keliauja iš vieno neurono į kitą, tik tai kažkokios smulkios dalelės ir tai kaip jungtys veikia. Tai žodžiu, tie dirbtiniai ir realūs neuronai tikriausiai skiriasi gan kardinaliai, tai neįsivaizduokit, kad čia jau dabartinės technologijos yra mūsų smegenų atitikmuo. Tai dirbtinis neuronas atrodo kiek kitaip, nors iš esmės labai panašus. Tai egzistuoja įvestis, inputai, tai reiškia, kad mes tam neuronui galim paduoti n kiekį įvairios informacijos su tam tikros svoriu, kuris yra W. Visi tie svoriai yra susumuojami ir tuomet praleidžiama per aktyvacijos funkciją tam tikrą, kuri grąžina rezultatą. Na, žodžiu, matematika. Šiaip, kai pradėjau su šitų reikalų domėtis, tai labai pasigailėjau, kad universitete statistika, matematika, 5 praėjau ir per daug nekreipiau dėmesį, nes galvoju, kam čia reikia šitas nesąmonės. Tai dabar beveik kiekvienam straipsnėje ar šiaip tiesiog kažką skaitai apie tai, visur yra formulės, visur įvairūs matematiniai, statistiniai terminai ir vėl tenka prisiminti ir skaityti iš naujo visą tai. Tai jeigu dar kas studijuojat informatiką, tai planuojate, jeigu su šitą sritim dirbti, tai nepraleiskit paskaitų, nes tai tikrai pasirodo kažkada aktualu. Tai dirbtinis neuronų tinklas, kas yra, tai jis tiesiog yra kolekcija tų neuronų atskirų ir tai atrodo maždaug taip. Žodžiu, neuronai jungiasi tarpusavyje vienas su kitu ir dalinasi informaciją vienas kitam. Ir visa ta informacija realiai yra skaičius nuo -1 iki +1. Ir
neuroninis tinklas būtent ir veikia tuo principu, kad jam reikia paduoti kažkokį skaitinių pavidalų informaciją, tai reiškia, kad jūs negalit paimti stringų, tiesiog paimat pavardžių sąrašą, jam paduodat ir kad jis kažką nuveiktų. Taip neveikia, nors aš įsivaizdavau pradžių, kad veikia. Paskui teko galvoti, kaip čia paversti visą tai, bet jau yra tam įrankiai. Tai, žodžiu, viskas yra operuojama skaičiais ir tiesiog vyksta matematiniai veiksmai, skaičiuojami svoriai ir paskui gaunami rezultatai. Tai kas yra ta aktyvacijos funkcija, tai jos yra 4 ir jos yra skirtos tiesiog tą informaciją inputą transformuoti į output. Tai jos yra 4, tai ribinė, sigmoidė, tiesinė ir gauso. Ir jos atrodo maždaug taip, tai tik sakau, jeigu norit pradėti šitoj srity dirbti, reikia suprasti, ką ten reiškia visi tie skaičiai ir ką tie grafikai visi reiškia. Tai kai vyksta kažkokie veiksmai, tai maždaug atrodo visą tai štai taip. Tai iš jūsų pateiktos informacijos yra pagal jūsų parinktą kažkurią iš formulių yra apskaičiuojama tiesiog tie ryšiai ir surandamas tas kelias, kuris maždaug atitinka jūsų duomenų. Tiesiog neuroninis tinklas aptinka kažkokius ryšius tarp jūsų pateiktų duomenų. Tas ryšys gali būti arba teisingas arba ne, vėlgi priklauso nuo algoritmų ir nuo jūsų duomenų. Tai ne visuomet, tarkim, jūs norit apskaičiuoti kažkokią ateityje, kas bus, arba optimizuoti kažką, tai vėlgi tai yra 2 skirtingi dalykai, reikia naudoti aktyvacijos funkcijas skirtingus svorius ir panašiai. Tai kiekvienai sričiai vėlgi nėra kažkokio vieno optimalaus metodo, kaip visą tai veikia ir reikia domėtis ir skaityti daug informacijos, ką kurioje vietoje reikia naudoti. Tai yra iš tikrųjų gan įdomu, bet sudėtinga. Tai kitas dar dalykas, kad dirbtiniai neuroniniai tinklai yra kaip ir 2 tipų. Tai vienas iš jų yra tik tai, kai informacija keliauja tik tai į priekį, tai reiškia nuo inputo iki outputo viskas keliauja tik tai į vieną pusę. Ir tokio tipo neuroniniai tinklai yra naudojami, kai reikia iš duomenų kažką išmaininti, išgauti. O kitas tipas yra, kai informacija gali keliauti, kad ir ratu, pirmyn atgal iš vieno į kitą. Tai šito tipo tinklai naudojami, kai reikia kažką mums optimizuoti, rasti geriausius kelius ir panašiai. Na ir realiai kas nors turit vaikų? Ne? Tai realiai tai neuroninis, tas dirbtinis neuroninis tinklas yra kaip vaikas ir pas mane irgi dabar jis yra 1,5 metų, tai tu ką jam parodai, kaip ką daryti, jisai tą ir atkartoja arba iš to mokosi, iš tavęs, tarkim. Tai tu, kai kuri tą neuroninį tinklą, tai tu kaip vaiką, tu jį mokai kažkokį atlikti veiksmą po veiksmo ir iš to padaryti kažkokias išvadas. Tai jeigu tu jam leisi užlipti ant kėdės, jisai nuo jos nukris, tai kitą kartą turbūt bus atsargesnis, tai ir su šitais dirbtiniais neuroniniais tinklais vėlgi. Jeigu tu jam paduosi kažkokią informaciją, kur ten bus vienaip ar kitaip neteisinga, tai jisai bandys surasti tą geresnį kelią ir nenukristi. Tai manau, kėdės. Jis vis atvirkščiai komponuotai. Nu, okei. Man tai vaikai skiriasi tas. Gerai, tai koks yra workflow, kai pradedi su neuroniniais tinklais dirbti? Tai visų pirma, tai tu turi jį apmokyti, tai vyksta tas
vadinamas trainingas, kai tu jam duodi duomenis ir duodi prie kiekvieno duomens, tu duodi ar tai tarkim teisybė ar neteisybė, kaip pavyzdys, jisai padaro iš to kažkokias išvadas, atranda kažkokius ryšius, kur informacija teisinga, kuri ne. Tada yra sugeneruojamas tas modelis ir pagal tą modelį tuomet gali jam duoti realius duomenis jau kažkokius ir jisai padaro, tarkim, išvadą, ar tu padavusiuose duomenyse yra tam tikri požymiai ir tai yra teisinga, ar tai yra neteisinga. Tai kaip pavyzdys, tai neuroniniai tinklai naudojami įvairiem atpažinimam, tai paveikslėlių ypač yra labai populiaru ir vėlgi toks, jeigu šiek tiek iš šono, tai kaip veikia tas paveikslėlių atpažinimas Google, pavyzdžiui, kai jūs ieškot kačiukų, tai ten veikia eilė tų neuroninių tinklų, tarkim, pirmas neuroninis tinklas tinka, kad tame paveikslėlyje yra kažkas pūkuoto, antras, kad ten yra dvi akys, trečias, kad nosis tam tikroje vietoje ir tam tikros formos. Na ir nėra taip, kad neuroninis tinklas vienas atliktų visą tą darbą, nes tai yra labai sudėtinga. Tai yra vykdoma tokiais etapais ir padaromas išvados po kiekvieno veiksmo. Na, be abejo, dar tie patys, tarkim, numerių atpažinimas važiavus, nežinau, į aikštelę kažkokią, tai vėlgi lygiai taip pat tuo pačiu principu viskas veikia. Nuspėt ateitį, nuspėt akcijų kainas irgi galima, žodžiu, naudojama labai daugam, turbūt ir girdėjot apie Go žaidimą, apie šachmatus ir panašiai, tai visa tai yra paremta neuroniniais tinklais ir jų apmokymu. Ir galimybės tikrai yra labai labai plačios, o ypač jeigu turi labai daug duomenų, kaip Google, pavyzdžiui, turi, tai jam bepigu tenai rašyti apie tai, kad jų ten neuroninis tinklas kažką labai jau daug moka, nes jie turi labai daug resursų, tiek skaičiavimo, tiek duomenų. Tai vienintelis dalykas, ko jam reikia, tai kaip ir parašiau pirmam punkte, tai to smalsumo, tai sugalvoti tiesiog, ką aš noriu padaryti, ką aš noriu kokios informacijos išgauti arba ką patikrinti. Ir jeigu aš turiu antrą, trečią, dar jeigu šiek tiek moku rašyti kodą, tai galima labai labai daug dalykų padaryti. Tai perinam prie tos techninės pusės, kaip tą padaryti su PHP. Tai pirmas variantas yra pasinaudoti FAN, Fast Artificial Neural Network Extension PHP parašytam. Tai jisai ant C parašytas, žodžiu, veikia labai labai greitai ir susinstaliuoti ant paprastą. Tai aš trumpai tik tai apie jį, kas tai yra per reikalas ir kokie jo feature'ai yra. Ir parodysiu demo, kaip jis veikia. Tai, žodžiu, fanas realiai yra gan senai parašytas ir susi kalba. Yra ir portų ant daugelio kalbų ir šiaip labai plačiai naudojamas ir vienas iš tokių greičiausių. Tai jisai naudoja, jeigu kam nors čia sako šitie baisų žodžiai, tai topology trainingą, Cascade 2. Kiekvienas tas neuroninio tinklo implementacija realiai turi savo kažkokius trainingo implementacijas, tai tas Cascade 2 yra geras. Šiaip labai paprastai naudoti, ten yra kelios funkcijos, kaip čia rašo, trys funkcijas panaudojus galima viską padaryti. Išskyrus tai, kad reikia prieš tai duomenis paruošti. Kas dar, tai kaip ir minėjau, labai greitas yra, kaip jie rašo, kad iki 150 kartų greitesnis negu kiti lygai. Gal viską patikėto.
Taip pat galima keisti įvairius parametrus, ten PHP dokumentacijai, jeigu atsidarysite, tai ten labai daug visokių yra funkcijų jo. Ir išsiaiškinti, ką ten kiekviena veikia, užtrunka laiko, bet dokumentacija tokia man nelabai patiko, nors jie rašo, kad jis gal documented, bet jeigu tu supranti tos reikalus, jo, gal ten užtenka, kad parašyta prie kažkokios funkcijos, kad jin ten kažkokį matematinį dalyką daro. Jo, tada well documented, bet jeigu tau reikia išsiaiškinti dar, kaip ten tikrai viskas veikia, tada not well documented. Veikia ant daugelio platformų, tai čia ir ant Windows, Linux, Mac galima pasileisti. Vėlgi turi tas skirtingas aktyvacijos funkcijas implementavę, tai galime skirtingus variantus, skirtingus keisus išgauti su juo. Taip pat labai paprasta yra savo tą sugeneruotą modelį, nes tarkim jūs apmokot savo tą neuroninį tinklą, jūs gaunat kažkokį failą, kuris yra tas training data ir jums kiekvieną kartą realiai nereikia iš naujo į training. Tai Fane visas šitas labai paprastai implementuota ir jūs galite paskui pasiėmę tam jau sugeneruotą modelį, jį dar patreinint, kad jisai dar tikslesnis, tarkim, būtų. Egzamplų yra, bet jie, aš kai pradėjau visiškai taip pat random nuo nulio, tai jo, atsidariau tas pavyzdžius, pasidariau, galvojau, ką čia toliau, XOR, pavyzdžiui, pavyzdys yra, o jeigu aš noriu, nežinau, tiesiog iš savo turimos informacijos kažką pasidaryti ir tada susiduri, kad o kaip tos duomenys jam sugeneruoti. Va čia buvo sunkiausia dalis. Turi cache, tai vėlgi yra open source, nes tai galite ir savo sprendimuose ir darbe naudoti, nes leidžia licenciją. Turi grafinį interfeisą, tiesa, ant Maco nepavyko man pasileisti. Vieną bandžiau, tai, bet kiek dabar jau padirbau su tuo, tai grafinio interfeisą tikrai reikia, ypač kai nori pasižiūrėti tos rezultatus, kaip sugeneruoja visą tą grafiką, kaip pradžiai matėt, tie X-ukai yra eina kažkokia linija. Nes iš to tu gali nuspręsti, kaip ar tavo tas tiksliai sugeneravo, ar tau tinka šitą metodiką, reikia keisti ją. Na ir jie sako, kad jis labai widely used ir netgi po 100 downloadų per dieną. Taip, tai dabar trumpas demo, parodysiu, kaip veikia XOR tiesiog apmokymas ir ką jisai, tarkim, pagrąžino. Kad ir aš matyčiau, ką čia rodo. Ne, dar nieko nemoku, iš tikrųjų. Taip, tai dabar mes turim XOR data, tai yra duomenys, pagal kurios treininsim savo modelį, tai čia yra visiškai minimumas duomenų, bet šiuo atveju jo užtenka. Tai kuo fanas labai užknisa, tai kad tie duomenys turi būti pateikti būtent tokiu formatu, tekstiniam faile ir atskirti duomenys per tarpą, toks visiškai blogai labai. Bet kadangi jis labai senai rašytas yra, tai dėl to tais laikais dar viskas čia buvo gerai su tais duomenimis. Tai pirma eilutė nurodo, kiek mes turim, pirmas parametras nurodo, kiek mes turim duomenų, tai mes turim 4 duomenis, paduodam, tada kiek turim inputų, tai yra inputų parametrai mūsų, ir kiek yra outputo. Outputas rašosi, taip, tai žodžiu rašosi inputas ir outputas. Tai reiškia, paduodam tokius parametrus, gaunam tokį rezultatą. Paduodam tokius parametrus, gaunam tokį rezultatą. Tai va, tai čia yra mokymo duomenys, pagal kuriuos jisai paskui daro prediction.
Taip, mūsų traininimo failas atrodo taip, tai tikrai labai nedaug kodo palyginus. Na, čia nusirodom vėlgi tos pačius duomenis, tai kiek pas mus inputų bus, kiek outputų, kiek bus layerių, tai layeriai yra kiek yra daroma, kaip ir neuron hiding, tai nusakom, kiek bus tų neuronų pozicijų, tarp kurių vaikščios. Tai čia keičiant tuos skaičius galima arba pakelti, arba padidinti tikslumą, arba tiesiog padidinus tam tikro kiekio galima tiesiog išeikvot savo skaičiavimo galę. Vėlgi, kaip sakiau, reikia tą UI toolsą turėti ir žiūrėti tos grafikus, kaip ten viskas vyksta, kad pasiekus tam tikrą vietą jau tiesiog tiksliau bus neįmanoma vis tiek nustatyti, o mes ten pridėsim tų neuronų dar daugiau, nors to nereikia. Tai error rate, kokį mes sportinam, na ir max epochs, tai reiškia, jisai arba, kaip veikia tas treininimas, tai arba jisai, jeigu vykdo tos skaičiavimus, ieško tam tikrų sutapimų tarp duomenų ir jeigu jisai randa jau tą puikų variantą, kuris jam atrodo, kad čia teisingai, tai jis nutraukia tą treininimą, o jeigu neranda, tai mes čia šitoje vietoje nurodom, kiek tų iteracijų maksimaliai daryti, kad jisai surastų tos sutapimus kažkokius. Tai vėlgi čia priklauso nuo to, kiek jūs turit sapalų. Na ir ką, sukuriam tą modelį, nurodom activation funkciją kokią, tai šiuo atveju sigmoidį nurodom į kurį failą treininam. Čia padarom išsaugojimą, nu ir ant galo tiesiog sudestroinam iš memorio, kad viskas išsivalytų. Na ir visą tai pasileidžia. Taip, čia bus labai greitai viskas čia įvyko. Jisai išsaugojo failą su tam tikra informacija apie kaip visą tai vyksta. Čia, nežinau, yra labai visokių įdomių parametrų, aš dar neišsianalizavęs viso to, bet ta prasme, čia yra modelis, iš kurios jis paskui daro tos sprendimus. Tai nežinau, gal kas nors supranta šitą, kas čia yra. Aš dar kol kas neišsiaiškinau, bet veikia. Na ir tai va, na ir tada mūsų tas testinimo failas, tai jisai tiesiog užsilaudina tą modelį, užsilaudina, tada mes jam paduodam inputą tos, tarkim, 2 parametrus, paleidžiam run, na ir jisai mums išprintina, koks yra outputas. Tai dabar, tarkim, paimam, ką mes šį apmokėm, kad, tarkim, -1 ir -1 turi būti -1. Tai paleidžiam taip. Čia -1. Sortas. Na ir jisai mums gražina -0,999. Tai visą tai, visi rezultatai realiai ir yra, ką jūs gaunat iš šito neuroninio tinklo, tai jisai nuo -1 iki 1. Tai jūs paduodat bet kokius čia, tarkim, duomenis ir gaunat kažkokį tą rezultatą nuo -1 iki 1. Tai kuo arčiau vieneto arba kuo arčiau jūsų to nurodyto rezultato, tuo reiškia, tai yra tiksliau. Tai šiuo atveju mūsų rezultatas turi būti -1, tai mūsų šitas modelis veikia tikrai gan efektyviai ir gan tiksliai, nes 0,994 yra tikrai geras rezultatas. Tarkim, image recognition'as ten gali būti ir 0,8, 0,86.
ir jisai jau skaitosi, kad gan tiksliai veikiantis. Tai toks paprastas dalykas ir čia galbūt, aišku, būtų paprasčiau tiesiog su PHP apsirašyti šitus keisus ir tipo paduodi inputą ir jisai ten iš arėjaus ištraukia tą rezultatą, bet kaip matot, šičia mes nerašom jokio kodo, kuris atliktų tą būtent interpretaciją. Tai čia ir slypi visa ta magija, kad tu jam paduodi inputą ir koks turi būti outputas, jisai apstreinina ir paskui tau pateikia tos rezultatus. Tai šiaip labai yra, šitas mane stebina ir kad viską galima pasidaryti paprastai ir nereikia galvoti, nereikia ieškoti pačiam analizuoti, kaip čia išsispręs tą problemą, galima tiesiog pabandyti pašerti į neuroninį tinklą ir jisai atlieka visą tą už tave. Tai fanas, vėlgi, čia tų eilučių labai nedaug. Reikia parašyti, kad kažką galima su juo pasibandyti nuveikti. Esminė problema yra tų duomenų paruošimas, nes fanas neturi nieko šitam reikalais. Šiaip visur tutorialuose tai error languages naudojamas, kad tos duomenys pakeisti į tokius, kad suprastų fanas ir, žodžiu, padaryti, arba bandyti su PHP rašytis ten tos visus dalykus, arba naudoti error language'ą į mokytis. Tai šitas buvo confusas labai ir nusivyliau, galvojau, what the fuck, čia nesąmonė, nepatinka man šitas reikalas. Tada galvojau, pasiguglinsiu dar. Pasiguglinau. Ir aš susiguglinau. Žiūriu, PHP, ML yra. Įdomu. Kas čia per alternatyvą. Ir pasiskaičiau, žiūriu, kad ten čia turi visko. Tai pasinagrinėjau labiau ir šitas library's man labiau patiko. Tai visų pirma, tai jisai pakabintas yra ant... Gerai, pakabintas ant SVM, tai yra Support Vector Machine, yra čia korėjiečių berods universiteto darytas irgi machine learningo library's. Na ir jis, žodžiu, suimplementuotas ant PHP, veikia tik ant 7. Ir kaip ir minėjau, kuo jisai man patiko, tai kad jisai turi beveik viską, ko reikia, kad tu galėtum jam sušerti duomenis, kokius tu turi, jisai juos pavers į tai, ką jisai supranta ir padarys tai, ko tau reikia. Tai jau viskas yra paruošta iš anksto ir nereikia galvoti, kaip išspręsta esminė problema, tai yra duomenų pateikimai. Tai, kaip ir minėjau, ant 7 tik tai PHP veikia, kas yra gerai, nes 7 greitas PHP, tai veikia šitas dalykas irgi gerai. Tai pagrindiniai feature'ai, čia vėlgi bus labai daug tokių magic words, kur atsidariau irgi tą manualą, skaitau, gerai kas čia, Wikipedia ir žiūri kiekvieną. Tai jeigu trumpai, tai jis jau turi paruoštus tiek trainingo, tiek duomenų analizės metodikas, tai tarkim surasti, kaip vieni duomenys, kaip tavo, tarkim, inputas susijęs su outputu ir ten su klasifikacija, pavyzdžiui, klasifikatai yra SVC, arčiausia suras, tarkim, kaimyną iš pateiktų arėjų. Žodžiu, įvairioms problemams spręsti jau yra predefininti tie metodai. Naive-Bayes yra irgi toks, kai tu tikiesi, kad tarkim turi kažkokius duomenis ir tau trūksta per vidurį kažkokio vieno skaičius. Tai šitas algoritmas ir bando atspėti, koks ten skaičius turėtų būti. Žodžiu, čia reikia labiau įsigilinti, tai perteikt nelabai išeina.
Taip pat regresijai turi algoritmus, klasteriavimui, tai galit, jeigu turit kažkokius duomenis, kurios reikia apjungti kažkokius klasterius, tai vėl galit panaudoti visą šitą library tam. Turi metrikas, tai galit išsitraukti atlikę kažkokį spėjimą, galit pamatuoti, kiek jisai buvo tikslus. Kas labai yra patogu, turi workflow, tai sukuriat kažkokį workflow, tai yra paduodat, tarkim, SCV failą, tada jį pakonvertinat į tai, ką jisai supranta ir atliekat spėjimus, tarkim. Tai per workflow visą tą galite ten per kelias eilutės pasirašyti ir jisai įvykdo visas komandas, tai vėl sumažina jūsų, tarkim, kodo rašymo kiekį. Neuroniniam tinklam jisai irgi turi tiek kelių lėjerių gali savo susikurti tos tinklus ir backpropagation trainingas, tai kaip pirmai sakiau, tai čia tas, kad duomenys ne tik į priekį eina, bet gali pirmyn atgal tarp savęs kaitelės. Cross validation sekcijai, tai jis turi tokį irgi labai patogų dalyką kaip random split, tai tarkim jūs turit tam tikrus duomenis, duomenų didelę struktūrą, tai jūs galit pasinaudoti random splitu ir jisai paims pusę duomenų panaudos traininimui ir pusę padaryti išvadom. Jau su trainintų modeliu nustatyti, ar tie duomenys teisingi ar neteisingi. Tai nereikia vėl skaidyti kažkaip tuos duomenys, dar kažką daryti, jau automatiškai visą tą padaro. Preprocesingas labai gerai, labai geras dalykas, kuris sutvarko jūsų tos duomenis ir paruošia training duomenims. Ir feature extraction irgi turi tokių gerų funkcijų, kad paduodat stringą